Labas rytas žmonės, šiandien yra šeštadienis. Sekmadienis. Šiandien yra sekmadienis. Gruodžio 15 diena. Pas mane nakvojo Adrija. Vakar turėjau filmuoti, bet po to supratau, kad aš neturėsiu laiko filmuoti ir bus labai mažai kontento. Tai filmuosiu šiandien. Mes šiandien ką veikiam? Nu, šiandien tokią dieną. Mes ką tik atsikėlėm prieš pusvalandį. Ja, maždaug. Tu, aš dar vėliau. Nu, keliom minutėm jo. Bet jo, eisim kažką valgyti. Mes valgys blynus su sosiska. Mūsų blynai su sosiska. 2 valgys. Čia yra 4 padaryti, 2 ir valgys tokie. Po 2. Kavos, kakavos, arbatinis. Sakau, kažkada žinai, ką reikia pas mane pabandyti. Nu, tą air fryer stingo. Taip. Jo. Kada važiuojam? Kada plotas? Čia jo plaukai ir čia šuo. Kalkės į akis pateko. Ir kažkaip jau šiandien tai, kad chloras, vis tiek chloras pacientė. Žodžiu, kakavai naudosim. Kas čia per daug kakava? Mix fix kakava. Va, tada cinamono turėsim. Tada rudo cukraus, kadangi... Kur cukrus? Ne. Rudo cukraus. Sakė, jums pavyko čia kažką užvalgyti. Palauk, vyno ką dar. Aš norėjau kiaušinienės įsikepti šiandien ryte. Žiūrėjau, kad kiaušinių čia nebėra. Kiaušinių nėra? Anyway, šiandien ruošiu eglutę. Šiandien bandysiu važiuoti į miestą. Ir kol mieste būsiu, bandysiu rasti šitų meduolinių namelių statyti, nes visai noriu šiais metais pastatyti. Tai toks kalėdiškesnis, kad būtų vaibas čia pas mus namuose. Pasidažiau ir gailiuosi, kad pasidažiau blakstienas. Būna taip. Ne, nu, kažką palaikyk. Spėkit, kas eilinį kartą bėga jau tik. Mes dabar einam į kitą stotelę, nes į tą tai tikrai nespėjom. Adrijai bebėgant šalikas tikras. Pravaikščiau pro visą Akropolį du kartus. Buvau Laisvės alėjoje į Taigernojus, bet neradau. Tai tiesiog nusipirkau tešlą iš Maksimos, kurią irgi ilgai ieškojau. Ir jinai jau pakankamai atšilos. Man labai nejauku kalbėti, nes tėvai iš visų pusių. Bet va, kepsim imbierinius namukus, jeigu jie išeis. Čia jau pagamintas? Na, kaip matai? Čia pončius? Žodžiu, va, liko paskutinį šitą suformuoti ir tada dėsiu kepti. Palauk, dabar galvoju. Ir per tą laiką paruošiu visą šitą, kaip jis ten vadinasi.
Pas tą pačią, bet ne kitoje vietoje išdirbo. Tad viena, Pamiršau pavadinimas. paskui Dekoravimo. šau, Šiaip labai buvo išpirkti visi klijai maistiniai ir buvo išpirkti glaistai. Girdėjau, kad tu linksmai Tai paleidai. žiauriai nefainai buvo, nes tikrai labai daug vaikščiau ir labai nugarą paskaudo. Prisvilęs blynas, toks labai prisvilęs, bet valgoma. Ok guys, aš susiruošiau eit miegot. Tai, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi šis video patiko ir susitiksime kitame. Čiau, graškės.